šitam video pamatysite, kaip nupirkau lėlę iš Amerikos. Papasakosiu, kokias klaidas padariau, kad jūs nepadarytumėte tokių pačių. Taip pat papasakosiu apie tarpininkus, kaip jie jums bando apgauti ir kai reikia pagalbos, jie nesugeba jums padėti. Dar vienas video, dar vienas skemas. Tačiau šį kartą labiau buvo mano kaltė negu skemas. Bet pasižiūrėkite visą video, nes tikrai bus labai svarbios informacijos. Ypač jeigu norite pirkti mašiną iš Amerikos. Ir būtinai laiką, subscribe, komentarą, dislike, ką tik moka, tą ir darykit. Davai, važiuojam. She wanna dance with the GBGs. Honey, we don't dance. We dance with smoke. When we're doing up all the France. How you gonna say we don't bang in the streets? How? We're fucking charged. Don't make me laugh. We had man screaming out all my lords. She wanna dance with the GBG. Honey, we don't dance. We dance with smoke. When we're doing up all the France. How you gonna say we don't bang in the streets? We're fucking charged. Don't make me laugh. We had man screaming out all my lords. Ką mes šiandien turim? BMW G26. Čia yra 430i Grand Coupe. Tai yra keturduris. Jinai yra bėgus 21 000 mylių ir atvyko iš Houstono, Amerikos. Ją nupirkau iš Copart aukciono, jinai yra šiek tiek daužta. Jis iš medžio iškritęs. Šiek tiek daužta. Gerai, kad atėjo su kapoto laikikliu. Gerai, pažiūrim, kas yra po kapotu, kame yra didžiausias problemos. Kaip matot, didžiausias smūgis ėjo į šitą priekinį ketvirtą. Čia visas stakanas yra perkirstas, pažiūrėkit, kaip yra čia sustumta. Einam biški čia toliau, kur yra va bakeliai. Jie gali net būti net nesuskilę, bet kame bus esmė, kad va, jeigu va čia matosi, va iš šono, ausis va visokios nuliekusios. Nu, galima ten haltūrą daryti, bet nežinau, jeigu darai, tai reikia daryti gerai. Tiesiog nuperki naujus bakelius ir sudeda. Perėjus prie variklio, kas iš karto krenta į akį, kad yra jinai gavus miltelių. O kodėl jinai gavus miltelių? Nes kažkur, va, pažiūrėjusi apsaugą, yra kažkur degimas. Pasižiūrėjus, va šičia, o kas čia buvo, tiesiog realiai pasvilo biški ir iš karto miltelių gavo. Na, aišku, ten nieks nesisatskina su to mašinom, tiesiog gesina ir viskas. Bet dar pasižiūrint, va šičia, pasižiūrint čia iš šono biškį, pasižiūrėt, ir nupjautos kai kurios žarnos. Nu, tikiuosi, kad čia buvo nupjautos po visų miltelių, kad nieks nebūtų prie į vidų. Būtų labai gerai. Perėjant prie šitos pusės, atrodo viskas visai neblogai. Pasižiūrėjus tada va kur farą, atrodo va gal net ir viskas čia bus visai neblogai, bet vėl viską nuimsim ir tą pažiūrėsim. Nuimsim. Ką nuimsim? Nieko mes nenuimsim. Kas susiminė tokią mašiną? Davai, atvažiuokit, nusipirkti iš mane tą mašiną ir važiuokit. Sėkmės. Nes dabar, aišku, viskas atrodo kaip ir sveika, bet išardžius viską gali būti visokių niuansų. Nes vis tiek matosi, kokį sugerė smūgį, tai gali būti nors menkiausi sujudėjimai ar suskirdimai ir jau negerai. Perinus prie stogo, čia jis yra visas suvaikščiojęs. Visas suvaikščiojo ir kokia yra problema. Būna, kad tuos stogus vis tiek būna atitraukinėję ir jos padaro, kad viskas jiems gerai būtų. Bet čia, kai yra liukas, keli žmonės man buvo pasakę, jeigu yra liukas, ką reikia geriausia tada daryti, tiesiog visą stogą pakeisti, nes tiesiog būna, kad nesandariai kažkas pasidaro, nes čia turi jau būti tobulai padaryta ir vis tiek pradeda paskui lašėti. Tai realiai dvigubą darbą gali daryti. Sutvarkysi ir paskui, laša ir ar taip turėsi nupjauti ir kitą stogą uždėti. Tai čia tiesiog iš karto reikia naują stogą uždėti ir viskas. Perinant prie vidaus, visi airbagai yra išimti. Tiek vairo, tiek panelės airbagai, tiek kojų airbagai, tiek yra išimti ir stogo airbagai. Aišku, jeigu čia išima šitus visus airbagus, tai čia nėra didžiausia jau tragedija, bet yra problema, kai išima tuos stogo airbagus, nes ten yra šiek tiek pinigų galima sutaupyti, kai susiūna tos pačius. Gali pasirodyti, kad mašina buvo skendus. Iš tikrųjų, jinai nėra skendus, tiesiog, kai ją transportavo, buvo uždėta tokia čia plevelė,
ir jinai gali būti, kad atsiklijavo, ar tiesiog būna nesandarinė, šiek paprastą izolkę naudoja ir palašėjo kažkiek vandens. Biški ten pateko keli lašiukai vandens ir gali pasidaryti taip, atrodytų, kad jinai buvo skendus. Paskutinis defektas. Hello, how are you? I am under the water. Galinis ketvirtas. Čia jis yra šitas labiau padaužtas, šitas dešiniai pusiai. Ypač, va šičia yra jis gavęs, bet čia nėra didžiausio problemų iš tos mašinos, bet čia įmanoma atitampyti ir pasidaro. Viskas. Dabar perinam, kaip neapsigauti perkant mašiną iš Amerikos ir nedaryti tokių pačių klaidų kaip aš. Kaip matote, tokią mašiną aš nupirkau iš aukciono. O jeigu pasižiūrėjusi šitą nuotrauką, atrodo visiškai kitaip. Ir čia mašina yra ta pati. Kaip neapsigauti ir nenupirkti tokios mašinos. Matote, kur yra lot ID? Būtinai pasižiūrėkite per Google. Tiesiog galite nusikopijuoti, įsidėti lot ID į Google ir jum išmes, kokia buvo anksčiau ta mašina. Jeigu jinai buvo anksčiau pirkta aukcionuose, būtinai tai parodys. Taip pat nusipirkite Carfaxą. Carfaxas duoda daugiau informacijos negu Car Vertical ir yra priskirtas Amerikos rinkai. Taipogi, jeigu ten buvo kažkokia remontai daromi mašinai, bus parašyta Carfax'e, kur buvo daryta ir kas buvo daryta. Tad daugiau informacijos gausite apie savo mašiną. Taip pat, jeigu bus ten mušimas, bus parodytas, į kur buvo pataikyta ir kokio buvo sunkumo mušimas. Dabar noriu pakalbėti apie mokesčius ir muitus, kaip kai kurie tarpininkai sako, kad gali jums duoti mažesnius mokesčius. Bet iš tikrųjų taip nėra, nes kaip dabar šito yra lenteliai matote, kad mokesčiai plius minus panašiai visoje Europos Sąjungoje yra. O dabar jeigu muitas yra 10% visoje Europos Sąjungoje, tai ar tu pirksi Olandijoje, Vokietijoje ar Lenkijoje, bus muitas tas pats. Tikriausiai esate girdėję, kad Olandijoje muitas ir mokesčiai yra mažesni. Ne, taip nėra. Kame yra esmė? Dabar pasižiūrėjusi šitą invoice, kur aš padariau, kai perka iš Amerikos, jie nuperka už 5000, pavyzdžiui, mašiną. Ir kai jinai atkeliauja į Olandiją, pasidaro jos suma mašinos tik 1000. Kaip taip įmanoma? Amerika su Europos Sąjunga nesidalina duombazę. Ir kai nupirkta mašina yra Amerikoje ir atvyksta jinai į Europą, nieks nemato, už kiek jinai buvo nupirkta. Tad, kai būna, pavyzdžiui, Olandijoje, sumažinamas būna tada mokestis. Tada, kaip čia parodyta 5000, mašinos kaina pavirsta 1000. Ir tai pro muitinę praeina. Taigi, kai perkat iš Olandijos, nėra, kad mokesčiai ar muitai mažesni. Tiesiog būna netikros faktūros. Ir paskui gali nutikti tokie dalykai, kaip esu girdėjęs, atvažiuoja į autohausus, kur žmonės pardavinėja Vokietijoje mašinas ir su tralais nusiveža Vokietijos policija. Dėl to, nes nėra normaliai sumokėti mokesčiai už jas. Jie buvo nuslėpti ir atvažiuoja ir pasiema, konfiskuoja jūsų mašinas. Dabar pakalbėkime apie tarpininkus. Matote, kokią mašiną jie nufotkino prieš pakrovimą. Ir dabar pasižiūrėkite, kokią aš gavau ją namuose. Pasižiūrėjus į stiklą ir į kapotą, matote, sulinko labiau kapotas ir jis suėjo į stiklą. Stiklas sudužo, kas dar papildomi man kaštai prie šitos mašinos. Aš parašė šitą tarpininkui, gavau tokį atsakymą. Jie man parašė, kad iš karto užtruks labai ilgas šitas procesas, bet žinoma, man nėra jokio didelio skirtumo, nes jeigu man padaryta žala, aš noriu, kad jie atlygintų. Arba jeigu neatlygintų, bent jau pabandytų. Tada aš jam nusinčiu tokį e-mailą. Atsiprašau už klaidas, aš buvau jau supykęs, skubėjau, taip gavosi. Tada man parašo, kad į terminalą atvyko sausio 3 dieną, bet realiai ta mašina tada prasidėjo dar 3 savaitės, nors aš buvau pasiklausęs kolegų, kurie siuntėsi iš Amerikos, jiems atėjo mašinos ženkliai greičiau. Draudimui bus labai sunku išsiaiškinti, kodėl mes kreipėmės balandį. Taip, nes man mašina tik atvyko balandį, o aš ją nusipirkau gruodžio 31. Tai yra mano problema, kad mašina keliauja taip ilgai ir paskui aš tik galiu kleiminti balandį. Ir labiausiai man įstrigo jų paskutinis teiginys: norit, galima parašyti, ar bus rezultatas, manau ne. Čia kas, cirkas kažkoks, aš nesuprantu. Ar yra taip sunku tau tiesiog atstovauti savo klientą? Just do it! Ar aš dar kartą pirksiu mašiną iš Amerikos? Žinoma. Oh shit, here we go again. Nes mašinos vis tiek ten yra pigesnės negu Europai. Taip pat nebedarys tokių pačių klaidų, kaip pridariau šį kartą. Ir nebesinaudosiu tarpininko paslaugų.
Nes apsiklausiau žmonių, kaip ten tie visi pirkimai vyksta ir supratau, kad ten nieko nėra sunkaus. Taigi, ir bus man mažiau galvos skausmo ir mašinos man greičiau atvyks.